Čia Lina Jankauskienė ir šiandien su jumis sveikinasi Kendu pokalbiai Procesų Pro. Šiandien kalbame su Jūrate Labeckienė, tai sveika Jūrate, smagu vėl su Sveika, tavimi. Lina, sveiki klausytojai. Tai sveiki visi, smagu pasitarti ir mūsų šiandienos tema yra šiuolaikinis problemų sprendimas ir šiek tiek nersime ir į konkrečias metodikas, PDCA arba A3, pabandysime apsitarti ir noriu priminti visiems mūsų klausytojams, kad mes ir su Jūrate, ir su kitais pašnekovais susitinkame nepasiruošę, savo minčių neišsigryninę ir žiūrime, kur pokalbis mus nuves, o visi Kendu naujienlaiškio prenumeratoriai gali matyti mūsų ateities pokalbius ir užduoti jiems rūpimus klausimus, kuriuos mes taip pat bandome pokalbio ir susitikimo metu apžvelgti. Tai Jūrate, gal ir pabandom panalizuoti, kas tas šiuolaikinis problemų sprendimas yra? Pabandom, bet gal pradėkim nuo apibrėžimo, kas ta problema ir kodėl jos kyla. Ir aš turėčiau pasakyti tokį svarbų dalyką, kad mes neišvengsime problemų. Jeigu mes kažką darome, tai pas mus ir kyla įvairios situacijos, kurias mes galim pavadinti problemomis. Ir šitoje vietoje aš norėčiau pasinaudoti progą pasakyti, kad aš labai daug metų iš vis nepriėmiau žodžio problema. Man atrodo, kad tai yra kažkokia susidarius situacija, kur yra nepalanki, o klausimai, kuriuos reikėtų spręsti. Tai iš tiesų, kai pradėjau dirbti su Lean metodikom, kur ten yra vienas iš tokių akcentų problema, aš po truputį prisijaukinau tą žodį, bet iki šiol nesu tikra, kad mes visi turime tai tiesiogiai ir vadinti problemomis, mes tikrai galime pasakyti kažkokiam, pavadinti situaciją, klausimas, priežastis, kurią norime pakeisti ir panašiai. Bet aiškumo dėlei mes galim šiandien naudoti tą problemos apibrėžimą. Tai iš tiesų, jeigu mes kažką veikiame, mes tikrai susidursime su įvairiausiamis problemomis. Tik tai priklausomai nuo to, kaip mes veikiame, kaip mes organizuojame darbą, tos problemos gali būti numatytos, lengviau sprendžiamos, mes joms galim būti pasiruošę ir lengviau praeiti, o gali būti tokios netikėtos, užgriuvusios, sudėtingos problemos. Ir, sakyčiau, jos gali kilti ir iš rodiklių, iš tikslų, kurių nepasiekėme, mes jau galim sakyti, jau turime problemą. Mes turime rezultatus, kurie mūsų netenkina. Bet lygiai taip pat problemos gali ir įvairiose situacijose kilti. Jos gali būti vidinės, kažkokie tai gedimai sistemų, žmonių kažkoks tai nekompetentiškas elgsena, arba gali būti išorinės, kai kažkas nutinka išorėje, kaip pandemija, kaip tiekėjų kažkoks tai atsitraukimas ir daug kitų visokių situacijų, kurios gali sukelti jūsų veiklos problemas. Tai nežinau, gal pridėsi, nes labai jau aš plačiai įsiplėčiau, kas ta problema. Irgi šiandien kažkaip į mūsų pokalbį atėjau nusiteikusi ir filosofiškai, ir praktiškai, nes įsivaizduočiau, kad problema, kaip ir labai intuityvu visiems, kas tai yra, ir turbūt esate tikrai ne kartą susidūrę, bet kartu sakyčiau, kad yra organizacijų vis dar, kurios labai sunkiai, matyt, kaip ir tu, Jūrate, dirba su tom problemom. Man, aišku, daugiau yra nuolatinio gerinimo kontekste tekę gal su tuo susidurti. Ir tai yra šiandienos organizacijų Lietuvos realybė, kad yra labai silpna problemos identifikavimo kompetencija. Ir tada mes tiesiog gyvenam situacijose, vienos geresnės, kitos blogesnės, bet kažkaip sustoti, pasakyti, kad čia jau yra bėda ir mes norim ją taisyti, ne visada pavyksta. Ir gali būti, kad tai, kad Jūrate pasakė, iš tiesų yra svarbus dalykas, kad problema pagal požymį yra kažkokia nepageidautina, taisytina situacija. Ir gali būti, kad gal kartais yra ne iki galo smagu pasakyti, kad yra kažkokia problema. Ir aš kažkaip atsimenu vieną organizaciją, mes su jie kalbėjome, kad projektai toje organizacijoje, projektinė organizacija yra labai ilgos trukmės, jau nebepageidautina ilgos trukmės. Ir kažkaip niekaip neišdrįso komanda pasakyti, kad tai yra problema. Labiau sako, kad visada tai buvo ir čia yra tokia situacija, ir čia rangovų tiekėjų kaltės mes negalim suvaldyti, kaip čia viskas sunku. Ir aš tada beveik ir girdžiu tą projektų vadovą, kad pačiam savo pasakyti, kad aš gyvenu problemoje ir jos nesugebu išspręsti, yra tam tikra dilema. Tai manau, kad mes šiandien galėsim ir pakalbėti apie tas strategijas ir taktikas, ką daryti užčiuopus probleminę vietą, probleminę situaciją. Jau tu, Jūrate, ir paminėjai kelias vietas, kur tas užčiuopimas galėtų būti. Aš asmeniškai, jeigu matau, kad neišmasažuosiu komandose darbinį režimą, kartais sakau, žiūrėk, pamirštam žodį problema, sakom galimybė. Na, tai yra tas projektų trukmė kokia yra, paieškom galimybės, ar gali būti trumpesnė. Ir kartais kažkaip apsukus tą žodyną, žiūrėk ir įsivažiuojam į sprendimą.
Jo, tas žodynas irgi yra svarbus, nes jis turi atitikti tos organizacijos kultūrą. Jeigu organizacijoje vis tik problema yra įvardyjama problemos žodžiu, tai be abejo mes kaip konsultantai arba jeigu būtumėm darbuotojai vidiniai ir turime taip kalbėti, nes tada visas suvokimas ir eiga, ką mes su tuo darysime, irgi atitinkamai dėliojasi. Jeigu organizacijoje yra vartojami kiti žodžiai, tai mes taip pat turime prie jų prisiderinti ir jokių būdų, jeigu mes neįvardėm kažkokio dalyko problemos pavadinimu, tai nereiškia, kad nėra ta pati situacija. Ta pati. Tai nėra, kad kažkokia situacija, kurios mes nespręsim. Ne, tai yra situacija, kuri grėsia kažkokiom tai neigiamom pasiekmėm mūsų organizacijai ir mes turime tą daryti. Tai čia svarbus dalykas. Čia šiaip organizacinė kultūra šitam klausime yra labai labai svarbi, nes gali būti atmetimo reakcija arba gali būti susitelkimo ir ieškojimo sprendimų atmosfera. Taip, tai galim tada gal dar pakalbėti apie tą žodį šiuolaikinis, nes aš kažkaip irgi pagalvojau, kad jau tikrai ne šiuolaikinis problemų sprendimo būdas, tai yra slėpti, apsimetinėti, kad problemų nėra, apipinti visokiais mitais pasiteisinant arba ieškoti kaltų kaip galimo problemos sprendimo būdo. Man asmeniškai vis dar yra nepaprastai gaila, tikrai širdis skauda, kad matau komandų dar ir Lietuvoje, bet šiais metais, kurios turi tokią kultūrą ir tokias nuotaikas, tai natūralu, kad tai yra labai prasta situacija, bet yra ir tokia tarpinė situacija, kai yra problemos neslepiamos ir mes nebūtinai kaltų ieškom, bet kažkokie veiksmai atpažinimo, sprendimo, komunikacijos liktai vyksta, tai sakyčiau, kad jau su tuo viskas yra gerai, bet aš asmeniškai norėdama kalbėti apie šiuolaikinį problemų sprendimą, norėčiau imti tas modernes ir pažangias praktikas, tai yra apie duomenų analizę, ir apie priežasčių analizę, pakalbėti ir apie kitus dalykus. Kaip tu, Jūrate, sakytum, kas tas šiuolaikiškumas yra problemų sprendime? Sunku pasakyti, vėl turbūt mes galim savo matymą pridėti, savo matymo atspalvį pridėti prie to žodžio, bet iš tiesų tai tas gal mano supratimu, tas jau senesnio tipo problemų sprendimas, tai yra tas gaisrų gesinimas. Kai mes nieko nedarom iki to, tiesiog pasitikim arba užsimerkiam prieš kažkokius signalus, kad gali kažkas įvykti ir jau kai įvyksta, puolam tvarkyti, gelbėti. Ir tas labai labai matosi tokio senesnio mąstymo vadovų tarpe, kai jie netgi spręsdami problemos parodo savo vertę. Jie labai užsiėmė, jie labai svarbus, nes be jų nieks neišsispręs. O prie to šiuolaikinio, sakyčiau, kaip pati kažkur esi labai gražiai įvardijusi, gaisringumo mažinimą. Reiškia visą darbo organizavimą taip, kad jame būtų įpintos tos prevencinės priemonės, mes turėtumėm rizikų identifikavimą, kas galėtų nutikti. Mes turėtumėm planą, kaip tas veiklos rizikas valdyti, stebėti visų pirma, tada priemonės kažkokias taikyti ir tokiu būdu stipriai mažinti tą gaisringumą arba tą galimybę, kad tos problemos susidarys. Tai aš gal prie to šiuolaikinio šitą mąstymą labiau priskirčiau. Taip, aš tiesą sakant taip pat manau, kad tas ėjimas į priežasčių ir prevencijos perspektyvą duoda tikrai daugiau papildomas naudos, bet gaisro gesinimas dar nėra pats blogiausias problemos sprendimo būdas, nes kartais situacijos iš tiesų yra tokios, kad jos yra nepageidaujamos, bet jos gali būti pakankamai vienkartinės ir tada labai pagrįstai kyla klausimas, ar tai, kas atsitiko ir tai buvo labai netikėta ir buvo sunku nuspėti, verta investuoti į prevenciją, nes gali būti, kad ta situacija, problema niekada nepasikartos. Ir aš kaip pavyzdį mėgstu, pavyzdžiui, apsidraudė ten, nežinau, turtą, smogė žaibas, sudegė pastatas, toks nors ūkinis. Tai jūs tada turėtumėt pagalvoti, ar tai yra kaip čia įmanoma, ar tai kartosis. Ir taip, jeigu tai yra tokia vieta, kur yra neapsaugota, aukštas pastatas, tai yra svarbus turtas, aš manau, kad jūs drausit, nes ta prevencija yra svarbi. Bet jeigu nukrito meteoritas ir jums uždegė pastatą, tai labai maža tikimybė, kad tai pasikartos ir gal tada neverta tiek daug į tą prevenciją investuoti. Bet kaip ir sakau, dar yra ir Lietuvos organizacijos, kurios gyvena režimu pašluokim pakilimų problemas, apsimeskim, kad jų nėra, tai net ir gaisrų jos kitas tik nešalina. Tai
Bet čia yra taip svarbu. Ir kai aš vedu mokymus, vis tiek man daugiau yra nuolatinio gerinimo kontekste tekę susidurti su šitom praktikom. Tai visą laiką taip akcentuoju, kad pavyzdžiui pati Toyota, vystydama šitus metodus, jie labiau kalba apie tai, kad problemos sprendimas yra prevencijos kelias nuo problemos pasikartojimo. Ir mes kartais Lietuvoje, sakydami tą patį problemos išsprendimas, labiau turime omenyje, kad tą vieną situaciją, pavyzdžiui, pašalinam kažkas labai nepageidaujamas pasekmes. Pavyzdžiui, pagaminom prastą produktą, išsiuntėm klientui, nekokybišką paslaugą suteikėm klientum, tai tada tas gaisro užgesinimas reiškia, kad pakartojom gal geros kokybės prekes išsiuntėm, atsiprašėm kliento, gal pritaikėm nuolaidą iš paslaugas, bet tai nieko neišsprendžia dėl kito kliento ateityje, kuris potencialiai susidurs su tą pačią problemą. Ir dėl to mums matyti reikia apie tą šiuolaikiškumą ir tą papildomą žingsnį šiandien daugiau ir pasikalbėti. Bet čia labai gražiai, man vėl norisi pargrįžti prie to apibrėžimo, vat klausiausi pačios ir labai gerai pasakyta, kad tas, kas įvyko vieną kartą ir mes įvertinom, kad galimai tai nepasikartos, mes galim tiesiog pasakyti, įvyko įvykis, kuris turėjo tam tikras pasiekmes ir mes arba sprendžiam tokias dabar susidariusias klausimus ir paliekam tai, bet jeigu tai jau pasikartoja, mes galime tą pasikartojimą situaciją apibrėžti kaip problemą ir tada jau taikyti visas į esamas ir galimas tas vadybos sistemas, prevencijos ir problemų sprendimo. Čia labai tokia gera vieta, kad gal būtų rekomendacija apsibrėžti, ar ne, kas yra įvykis, ir kaip mes su tuo tvarkomės momentiškai ir kas yra problema, tai yra pasikartojantis įvykis, kuris jau turi tas tokias ilgalaikės pasiekmes, bet jį galima išspręsti, galima sutvarkyti. Taip. Bet čia tiesą sakant, metodikom kalbant, nebūtinai taip ir yra, nes kokybės vadybos srityje yra toksai metodas 8D, kuris yra skirtas, ypač yra gamybinės organizacijose taikomas, broko priežasties nustatymai, tai net ir vienkartiniam įvykiui tas tyrimas vis tiek yra atliekamas ar 5D būdu, ar 8D būdu. Gal čia tik tai tas sistemingumas ir kartotinumas yra iš to, kad apskritai kokybės tema yra pas mus kartotinė, nes tie brokai vis kartojasi dėl skirtingų priežasčių. Bet taip, kažkokį filtrą atsakymą savo tikrai reikėtų turėti. Ir kai aš kalbu apie šiuolaikinį problemų sprendimo būdą, tai man patinka jį žiūrėti iš dviejų perspektyvų, kad ir ką jūs vardinsit problemom ar įvykiais. Tai pirmas šiuolaikinis problemų sprendimo būdas yra kompetencija. Ir man asmeniškai labai patiko, kai Pasaulio ekonomikos forumas šiek tiek ankstesnėje redakcijoje, ne šių metų, analizuodamas būsimas ateities kompetencijas į top 10 svarbiausių ateities kompetencijų įtraukia tokias kompetencijas kaip kompleksinis problemų sprendimas arba kompleksinių problemų sprendimas. Čia nelygu kaip išsiversime lietuvių kalbą, galėsim padiskutuoti, kuo čia skiriasi. Analitinės kompetencijos, gebėjimas dirbti su duomenimis ir priimti sprendimus ir kiti dalykai, kurie yra sąlyginai susiję, pavyzdžiui, kūrybiškumas, tai mes tame tarpe kūrybiškumą priimant sprendimus, sprendžiant problemas galime turėti. Tai tikrai buvo taip labai aiškiai pasakyta, kad pasaulis yra vis labiau sudėtingas ir pats kompleksiškumas tai reiškia, kad nebėra lengvų atsakymų ir nebėra lengvų klausimų, ko gero. Ir jeigu mūsų klausytojai galvoja, kas yra kompleksinė, pavyzdžiui, problema, tai man vėl patinka paprastas pavyzdys, kodėl Lietuvoje mažėja gimstamumas. Bet nėra vieno atsakymo, yra labai didelis kompleksas įvairių perspektyvų, ekonominės priežastys, socialinės, globalios, biologinės, asmeninės ir taip toliau. Ir tas kompleksiškumas ir kaip kompetencija reiškia, kad mes turim turėti visų šitų skirtingų sričių kompetencijas ir beveik visada tai jau pradeda reikšti, kad vienam žmogui spręsti kompleksinės problemas yra arti neįmanoma ribos. Ir beveik visada kompleksinis problemų sprendimas jau yra komandinis darbas. Taip, ne visada, bet į tai eina šita perspektyva. Ir man asmeniškai buvo šiek tiek liūdna, kai paskutinė redakcija, kuri išėjo 25 metų sausį, jau daug didesnį dėmesį ateities kompetencijoms skyrė tom, kurios yra skaitmeninės automatizavimo kompetencijos, dirbtinio intelekto ir taip toliau. Taip, aišku, pasaulis juda šitą kryptimį, nesiginčiu, tai yra svarbios kompetencijos. Bet aš asmeniškai manau, kad ir tos, kurios nuėjo į antrą planą, analitinės ir kompleksinio problemų sprendimo, jos tikrai yra ateities kompetencijos. Visiškai sutinku ir labai džiaugiuosi, kad jau didelės organizacijos vėlgi priimdamos naują darbuotoją turi tą sąrašą, kokius mokymus praeiti, kokias kompetencijas pastiprinti, tas vadovas ar darbuotojas turi ir labai dažnai yra įtraukiamas procesų valdymas kaip kompetencija.
o jame, kaip sudėdamoji dalis, taip pat yra analizės ir problemų sprendimo niuansai, tam tikri dalykai. Tai gal ne taip tiesiogiai ir ką būtų galima plačiau pritaikyti, bet vis tiek kažkokios užuomazgos yra. Ir aš pati, kai konsultuoju organizacijas, visą laiką rekomenduoju, kad turėkit savo ugdymo programoje būtent ir šitą discipliną, nes ten yra kaip sudėdamoji dalis labai daug kitų gerų dalykų. Šiuo atveju, kaip ir paminėjai, tą problemų sprendimą. Labai palaikau. Aš šį rytą tą patį pagalvojau, kad nors mes turbūt per mažai apie tai kalbam ir Lietuvoje, ir pasaulyje, pats procesų valdymas kaip tema yra labai stipriai to kompleksinio matymo kompetencija, sisteminio valdymo, analitinio valdymo, nes neįmanoma sudėlioti organizacinės visos valdymo, formos, struktūros ir procesų neturint šito matymo. Aš sakyčiau, kad pats pavadinimas ateities kompetencijos kartais liktai sako, kad mes juos šiandien neturim, bet reikėtų pastebėti, kad yra padalinių ir šiandien jau yra funkcijų ir pareigybių, kuriuose ta kompetencija yra pakankamai stipri. Tai procesistus, ko gero, priskirčiau prie šitos srities, ko gero kokybės vadybos specialistus, tie, kas dirba su nuolatinio gerinimo praktikom, priskirčiau, kad yra pakankamai pažangi kompetencija. Ir didžioji dalis turim mokytis tam, kad tas šiuolaikinės problemų sprendimo praktikas galėtume pritaikyti. Pritariu. Puikiai. O tada antras būdas, kaip norėčiau tai pasižiūrėti, tai yra, kad tai yra organizacijų tam tikri įrankiai ir tam tikros taikymo praktikos. Ir kokį čia tada dėčiau skirtumą, kad jeigu mes sakom, kad šiuolaikinis problemų sprendimas yra kompetencija, tai tada yra labiau kaip mąstymo būdas. Ir vieni labiau taiko, kiti mažiau taiko, kažkas gal ugdo, kažkas gal mažiau turi. Bet mes organizacijoje liktai neturim tokios taisyklės, kad dabar būtinai visi privalom ir mokytis ir praktikuoti. Jau tada nuo asmeninių labai savybių priklauso. Bet jeigu tai yra įrankis, o organizacijos kartais turi tokius įrankius, tai mes jau tada visus kreipiam į tai, kad žiūrėkit ir diegiam, ir paskui praktikuosim. Ir tada jau tik tai yra klausimas, koks tai yra įrankis. Mes apie tai šiek tiek kalbėsim, bet iš karto galiu paminėti, kad 5 kodėl metodas gali būti taip taikomas visuotinai, 8D arba 5D metodas gali būti kokybės analizės srityje taikomas. Mano mėgstamiausias yra PDCA arba 3 metodas, kurį irgi taip nuolatinio gerinimo kontekste prisitaikom ir taip toliau. Ir tada mes jau norim, kad tie metodai būtų ir įdiegti, ir veikiantis, ir sistemiškumas atsiranda taikymo taip pat. Gal, Jūrate, tu kažkokią dar perspektyvą pridėsi? Ir aš turiu mėgstamiausias įrankius. Papasakok. Iki to ateisim. Ką aš matau, kai organizacijos arba tam tikri vadovai sako, ne, mes nieko netaikom, mes neturim jokių įrankių, ką aš matau, kad intuityviai jie vis tiek kažką taiko. Savo kažkokius gyvenimo patirties patikrintus ir tinkamus jiems metodus. Kažką jie taiko, tik tai jie nėra gal to garsiai labai įvardyje, nėra apsibrėžę ir kas svarbiausia, tai nėra sistemiškai visai organizacijai taikomi. O kai taikoma sistemiškai, mes žinom tą kelią, kaip iki to prieiti, mes dirbam vienodai, mes galim palaikyti vienas kitam padėti, turėti šablonus panašius, jau tai yra toksai pagalba visai organizacijai, o ne kažkokio vieno vadovo arba vieno darbuotojo patirtis. Tai tas yra labai gerai, bet tikrai, žinokit, taikote. Visi vadovai, kurie esate ir klausote mūsų, jūs kažką tai taikote, kažkokį metodą. Labai dažnai tai būna tiesiog pasiekmės priežasties paieškos, kaip čia pasakyti teisingai, pasiekmės priežasties tas metodas ieškojimo, kai mes turime kažkokį klausimą arba kažkokią problemą ir mes ieškome priežasčių. Tai iš tikrųjų tam verslo kalboje tai yra labai labai panašus atitikmuo, tas 5 kodėl, ir jis yra vienas iš mano mėgstamiausių, nes tai tikrai jisai nuosekliai veda į tą šakninę priežastį. Mes turime problemą, mes klausime, kodėl taip nutiko ir taip keliaujame atgal. Galiu netgi pavyzdį pateikti, kad, pavyzdžiui, klientas negavo laiku užsakytos prekės. Ir mes galime paklausyti, kodėl jisai negavo tos prekės laiku. Atsakymas, pavyzdžiui, yra, kad prekė buvo išsiųsta 2 dienom vėliau. Klausime toliau, kodėl ta prekė buvo 2 dienom išsiųsta vėliau. Atsakymas, todėl, kad nebuvo jos sandėlyje. Kodėl jos nebuvo sandėlyje?
nes užsakymas buvo padarytas su klaida, reikėjo perdaryti. Kodėl tas užsakymas su klaida? Todėl, kad galimai arba nekompetencija darbuotojo, arba sistemos klaida, mes jau turime tą tikrąją priežastį, kas nutiko, kodėl tas klientas negavo. Ir taip labai labai gražiai mes keliaujame ir toje kelionėje mes galime atrasti daug galimų didesnių ar mažesnių įtakos situacijų, kurios turėtų būti spręstinos. Ir mes turime visą paketą, ką galima šitoj vertės grandiniai tvarkyti ir mes taip susikūrėme naudą savo organizacijai. Kuo pavojingas yra šitas metodas, nes turi ir pliusų, ir minusų. Jeigu jis neteisingai naudojamas, jisai gali sugadinti tą organizacinę kultūrą. Jis gali patapti kaltinimo priemonę. Jeigu vadovas pasigavęs koridoriuje kažkur tai savo darbuotoją, kodėl jis negavo, tai aišku, darbuotojas iškart užsusigūš, jisai neras teisingų atsakymų, jisai kas pirmą šaus į galvą tą atsakys, neieškodamas tų duomenų, neanalizuodamas duomenų, neieškodamas tikrųjų priežasčių. Tai čia reikia atsargiai. Visą laiką raginu daryti susirinkimą, kur mes įvardyjam, kad panagrinėkim situaciją, kas nutiko, paieškokim priežasčių, kodėl taip nutiko, naudodami konkretų šitą metodą. Tada visi supranta, kad yra toks labai geras vadybinis ėjimas į tas paieškas, o ne kaltinimas, ko mes tikrai turime jau šiandieninėme problemų sprendime, ką aš noriu dar užfiksuoti, turime to išvengti. Mes jau neieškokime kaltų. Paskui galimai ir bus kažkoks darbuotojas kaltas, bet vėlgi jisai greičiausiai netyčinis, o kažkokios kompetencijos ar žinių ar įrankių trūkumas bus. Tai pasižiūrėsim. Tai šitas yra mano mėgstamiausias. O kitas, nežinau, ar nenuklydau nuo klausimo, nes labai... Aš gal pagalvojau, Jūrate, kad truputėlį stabtelkim, girdžiu labai gerą akcentą, kurį tu paminėjai, tai kaip problemų sprendimas, viena vertus yra taisyklės, metodikos, praktikos, kitas iki yra vadovo lyderystės tipas, komanda, kultūra, įsitraukimas, to žmogiškoji dalis. Tai man asmeniškai, kai aš vedu mokymus apie šiuolaikinį problemų sprendimo būdą, apie priežasčių analizę ar 8D metodą, labai patinka startuoti nuo paprastos provokacijos ir aš rodau Demingą ir sakau, kad žiūrėk, kad yra Demingas, mūsų šiuolaikinės kokybės vadybos tėvas, aš jį taip vadinu. Ir sakau, dabar padiskutuojam. Demingas yra pasiūlęs, koks skaičius netitikčių, tai mes netitiktis dažniausiai nustatom valdom kokybės valdymo kontekste, produktų, paslaugų netitiktis, parametrų netitiktis įvairios gali būti. Sakau, pasakykit, kokia dalis yra dėl žmogiškosios priežasties, kad mes galim išeiti su atsakymu žmogus kaltas. Išsižiojęs, netidus, padarė klaidą, nekompetentingas. Ir mes tam paspėliojam. Dažniausiai komanda prieina prie kažkokio sprendimo, kad gal maždaug 50-50 yra problemos procesuose ir ten sistemose ir 50% yra kalti žmonės. Ir sakau, ne. Demingas sako, kad 85% yra dėl procesų ir sistemų ir 15% yra dėl žmogaus kalties. O visi nustebę. Bet kodėl man patinka šitą akcentą uždėti pačioje mokymų pradžioje, kad mes, jeigu projektuojam savo mintise, kad vis tiek žmogus bus kaltas ir neaišku, koks čia, kad ir ką atseksim, ar kad sistemoje klaida buvo žmogus kaltas, ar kad ten nesuvaldėm kažko, neapskaitėm, tų klaidų padarėm, tai mes tada vienaip tuos metodus taikom ir praktikuojam. Ir kita vertus, jeigu suprantam, kad ne, sistema priverčia žmogų padaryti klaidų ir sukelti šitų problemų ir nei jisai kaltas, nei jis asmeniškai ir tyčia siekia jų padaryti, mes tada daug labiau įsigilinam ir daug labiau pasižiūrim, kad ten sistemoje buvo lengva tą klaidą padaryti ir žmogus gal mokymų yra negavęs, kažkaip šitą žingsnį praleidom ir gal kontrolės praktikos pas mus netokios veikiančios, kaip mes įsivaizdavom. Mes tada sistemą ir procese labiau ir atidžiau paieškom. Tai tikrai labai svarbus akcentas. Tai, labai svarbus ir tikrai labai didelė problema, kadangi aš labai daug dirbu su pokyčių valdymu, su darbuotojų pasipriešinimu, tai tai, ką papasakojai, tai būtų nuostabi pagalba pačioj pradžioj jau sumažinti tą pasipriešinimą, sumažinti baimę darbuotojų, kad jie bus puolami, kaltinami, ir galvojama, kad jie kažko nepadarė. Bet iš tiesų tikrai labai daug. Visiškai sutinku su tais 85%.
Ir su Lina sutinku, ir su Demingu sutinku, nes jeigu labai atidžiai ieškoti tų tikrųjų priežasčių, tai visada rasim, kad tas žmogus tiesiog kitaip negalėjo pasielgti toje situacijoje, nes jisai turėjo per mažai žinių, per mažai kompetencijos, per mažai informacijos labai dažnai, ar dar kažkokių kitų procesinių dalykų, ką mes galime per procesus sutvarkyti, kad jis galėtų gerai savo darbą. Visą tai galima paprasčiau pasakyti, aš vadovom mėgstu paprovokuoti, sakau, o ką jūs kaip darbdaviai padarėt, kad tas žmogus nepadarytų šitos klaidos? Nes kartais vadovai turi tokią labai aukštą supermeno kartelę, kad viską žinos, viską atidžiai vertina. Čia jau gali vadovai suprasti, kaip polimą į jų atžvilgių. Bet tai paskatina diskusijas, kad ar mes tikrai užtikrinom tai, kad mes padarėm pakankamai. Nes mane labai, sakau, gąsdina ta supermeno kartelė, kad žmogus turi būti super greitas, super atidus, super viską žinoti ir išnaviguoti. Kartais tie lūkesčiai yra per dideli ir mes tada sakom, kad darbuotojas padarė klaidą, bet kad ją labai lengva buvo padaryti. Ir tada mes iš to 5 kodėl, pavyzdžiui, perspektyvos nesakom, kad aš nesuspėjau, aš sumaišiau, o mes pasižiūrim, kuriuose vietose, sistemose arba procesuose buvo lengva tą klaidą padaryti ir kaip ją būtų galima galbūt eliminuoti. Tai aš pritariu tau, Jūrate, kad dažniausiai vadovai kažkuriuos žingsnius pritaiko pakankamai intuityviai, iš patirties galbūt, bet dažniausiai vis tiek ne visi žingsniai būna vienodai gerai išpildyti, arba ten dar yra pakankamai nemažai erdvės tą padaryti profesionaliau, greičiau ir su didesnė nauda. Ir aš visai norėčiau tada pasikalbėti apie keletą etapų, kurie tipiškai atsikartoja visose metoduose arba įrankiuose, ir padiskutuoti apie tai, kam kaip sekasi. Ir pirmas žingsnis tipiškai yra įvardinti problemą. Nežinau, Jūrate, kokia tavo yra patirtis su problemos apibrėžimu? Teze. Įvairiai, labai įvairiai dirbam, tai kartais tiesiog ta problema yra užvadinama pagal klientą, jisai labai užtikrintai sako, kad čia yra problema ir mes šitą problemą norim spręsti, tai tiesiog mes sprendžiame įvairių metodikų pagalba ir 5 kodėl ir ten žuvies kaulo diagrama, mes jau nagrinėjame tą problemą ir neretai ten išryškėja ta kita problema. Tai iš tiesų aš nesiginčiu su klientais, man labai norisi, kad sakyti, paieškokim tos tikresnės problemos. Gal ta problema yra ta paviršinė, kur labai gražiai šviečia, matoma, bet jinai yra tik pasiekmė, o ne pati problema. Ir pasiūlau, naudojant tas pačias metodikas, paieškoti tos šakninės priežasties, tos tikrosios problemos. Tai kartais mes nuo pat pradžių tą pradirbam, toks nelietuviškas žodis, paieškome, o kartais tiesiog tai yra taip skaudu organizacijai arba kažkokiam vadovui, kad tiesiog imame tą jo situaciją kaip problemą ir tada mes ieškome toliau priežasties. Tai čia yra labai slidus dalykas, ta priežastis, kuri sukėlė tą problemą, gali patapti tą pagrindinę problemą. Taip pat šitą tokį žaidimą mes turime suprasti. Bet aš tiesą sakant, net nesakyčiau, kad tai yra nemetodiška, nes aš pati, kai moderuoju sesijas, kuriuose mes pradedam nuo problemos, o to teiginio įvardinimo konkrečių sakinių, tai dažnai tiesą atsakant taip ir yra, kad mes turim taip zoom in, pasižiūrėti smulkesnius dalykus, zoom out, atsitraukti. Ir realiai problemą galima fiksuoti kaip teiginį ir čia, ir čia, ir čia, įvairiuose lygmenyse. Ir tada matyti labiau bus atsakymas, kaip globaliai mes jo norim išsispręsti, ar kažkokiam siauresniam, specifiškesniam priežasties kontekste, ar jau tikrai imam globaliai sprendžiam iš esmės. Ir tada šalia problemos, o to teiginio tezės, yra keletas reikalavimų, kurių mes tipiškai ieškom išpildyti, kad tai jau būtų geras teiginys. Aš asmeniškai problemos nustatymui, įvardinimui skiriu bent valandą laiko. Jeigu nereikia, tai netempiam, bet labai yra svarbu pasitikrinti keletą dalykų. Ir metodiškai mes dažnai sakom, kad problem well defined is problem half solved. Tai reiškia, kad jeigu geras problemos apibrėžimas, tai jūs jau esat pakeliui jos išsprendimą. Ir priešingai, kol mes jos dar taip neužfiksavom gero teiginio, tai jinai sukelia daugiau frustracijos negu aiškumo, ką mes tiksliai sprendžiam ir kaip tą daryti. Tai tarkim, grįžtant prie to paties projektų valdymo, mes galėtume pasakyti, pavyzdžiui, kad problema yra, mes nesuvaldom projektų. Ir teoriškai skamba kaip problema, tarkim, susirenka projektų valdymo komanda. O iš tikrųjų ne iki galo aišku, apie ką mes čia kalbėsim, ką bandysim išspręsti. Ir tada ta diskusija ir vyksta toliau.
o tai ko čia mes nesuvaldom? Biudžeto nesuvaldom, terminų nesuvaldom, klientų lūkesčių, kažkokių parametrų neįdiegiam, nepritaikom projekto metu. Vat kurią vietą norim pasimti. Ir techniškai jos visos gali būti kaip geros problemos formuluotės, bet jeigu mes tikimės, kad labiau skirsim dėmesį biudžeto suvaldymui, o vadovai įsivaizduoja, kad mes kliento lūkesčius geriau tenkinsim, tai tada mes nesupratom tarpusavį su suinteresuotais asmenim, nesusitarėm, kur tas mūsų fokusas turėtų būti. Antra, prie kiekvienos problemos reikia ne tik aiškumo, konkretumo, susiaurinimo netgi. Kiekvienas žodis mums turi būti labai aiškus tiem, kas dirbsim su ją, ar asmeniškai, ar komandoje. Tai pavyzdžiui, pati savoka projektas organizacijose turi labai daug interpretacijų, ką čia reiškia. Tai gali būti jūsų veiklos projektai. Pavyzdžiui, jeigu esate projektinė organizacija, infrastruktūrinių projektų, tai infrastruktūriniai projektai. O kažkas gal sakys, mes vertybių projektą dabar diegiam. Tai čia į tą patį krepšelį ar ne į tą patį. O kažkas iš vis sako, kad čia techninės dokumentacijos tipas tas projektas. Tai vėl turim labai aiškiai susitarti, apie ką mes čia kalbėsim. Jeigu yra tam tikras kartotinumas, aš asmeniškai labai rekomenduočiau turėti rodiklius ir, pavyzdžiui, jeigu mes savo pasakėm, kad mes nesuvaldom projektų trukmės, galim toliau sakyti, per 24 metus buvo 10 projektų, visi viršijo, laiko rėmus 20%, arba vidutinė trukmė buvo 1,5 metų. Įvesti tą aišku pamatuojamą parametrą, nuo kurio mes atsispirsim, paskui matuosim savo sėkmę. Tai tų požymių dar yra, norint išspręsti problemą, kaip ją apibrėžti. Gal tu Jūrate savo praktikoje dar ką nors akcentuotum? Jo, aš labai į paskutinį norėčiau atliepti punktą. Tai man yra labai svarbu duomenimis, tas pagrindimas duomenimis, šiuo atveju pas mus rodikliais, labai, labai, labai gerai. Tai iš ko, kas jums parodo, kad tai jau yra problema? Tai ar tas rodiklis taip blogėja, ar yra kažkokie tie vedamieji signaliniai rodikliai, kurie jau mums signalizuoja, kad ta problema yra, arba jinai yra ateinanti, grėsinti ir mes jau ją sprendžiam iš anksto. Tai yra labai svarbu, todėl čia visas tas kompleksas yra procesų valdymo, kaip teisingai nusistatyti ir paskui pagrysti, kad tai problema. Mano patirty yra buvę atveju, kai mes pradėjom nuo to pirmo žingsnio problemos įsivardymo. Ir buvo nuostabi komanda su duomenų analitikais ir su kitais specialistais susirinkusi tos problemos sprendimui ir jie turėjo galimybę prieiti iškart prie duomenų, paskaičiuoti, parodyti ir panalizuoti kartu ir pasirodė, kad tai visiškai ne problema, kad tai kažkoks tai vienkartinis nuokrypis, kuris taip palėtė visus, kad jiems atrodo, kad čia iš tiesų kažkoks tai svarbus dalykas, kurį reikia spręsti, bet ilgalaikiai tendencijoje tai buvo labai pagristas paaiškinimas, kažkoks tai rodiklio nuosmukis, kuris labai gražiai atsistatė ir vėl viskas gerai. Ir tos problemos ir nebeliko ir sprendėme kitus klausimus. Tai iš esmės kartais vėl reikia tiesiog patikėti vadovu, kad taip, jis nori tą klausimą spręsti, nežiūrinti tai, kad arba neturi duomenų, arba duomenys nėra tokie blogi, bet šiaip iš esmės mes turime pamatyti tikrąją situaciją. Norim tikrai suvokti, ar tai yra drastiškas kažkokių rodiklių kritimas, pokytis, ar tai yra tik tai tokia nedidelis svyravimas, nes nuo to priklausys ir tas apibrėžimas, ar ne? Kaip pas jūs projektų valdyme, ar biudžetas, ar kažkas. Tai kiekvienoje problemoje nuo to svyravimo, bangavimo mes galime atrasti visai skirtingą tą šaknį, esmę tos problemos. Taip. Bet čia, žinok, Jūrate, aš dar staptelsiu, nes tai, kas tu pasakei, nėra taip reta, kaip galėtų atrodyti. Man gana dažnai su tuo tenka susidurti. Aš asmeniškai galvoju, kad mūsų turbūt tokios žmogiškos smegenys taip veikia, kad įsimenam kažkokius įspūdingus, šokiruojančius faktus. Ir gali būti, kad, pavyzdžiui, ta pati organizacija turėjo 10 projektų per praėjusius metus, iš jų vienas buvo įspūdingai nuskambėjęs visuomeniai kaip nesuvaldytas, kitas gal ten, nežinau, kokia ministerija arba savivaldybė tos organizacijos teigėja labai pasipiktino ir tada jau kilo iniciatyva, kad tvarkom terminus, nes mes nesuvaldom. Ir galbūt, kad 8 buvo idealiai suvaldyti ir kažkaip praleidom šitą vietą. Arba labai neženklus nuokrypis, neproblemiškas buvo. Bet būtent šitos situacijos patikslinimui, išgryninimui ir yra naudojami tie įrankiai kaip 5 kodėl, kurie mums ir leidžia, einant per tuos
kodėl, pakeliant ir duomenis, ir situacijas, ir panagrinėjant plačiau ir sužinoti, ar tai yra problema ar kažkur kitur. Tai nežinau, Lina, esi pati didesnė lyno specialistė, tai iš lyno perspektyvos pakomentuosi, kadangi daug su verslo coachingu dirbu, kuris ten lygiai tokia pat metodika yra klausimo, kodėl ėjimo tas atgal, priežasčių ieškojimas, tai jis būtent tam ir skirtas, kad pasitikrinti, ar ta problema, kurią mes sprendžiame, yra ta tikroji sprendžiama ir kažkokia įtaka verslui daranti problema. Tai tam ir reikia, todėl labai raginu nuo pat pradžių, nuo pirmo žingsnio, nuo problemos identifikavimo jau naudoti tas patikrintas metodikas, kurios jums tiesiog leis tiksliau startuoti su to klausimo sprendimu. Aš sakyčiau, kad ko gero labai priklauso nuo pačios problematikos, į kurią mes ateinam dažniausiai su komanda, kuriame žingsnėje pritaikyti priežasčių nustatymo arba bent jau priežasčių sugeneravimo metodus, nes kai kuriuose temose, kurios yra konkretesnės, aš asmeniškai labiau mėgčiau pradėti nuo duomenų analizės. Ir tiesą sakant, net ne nuo duomenų analizės, o dar tame pirminėme etape pasakyti, kokia yra problema ir pasakyti, koks yra tikslas, kaip mes suprasim, kad problema yra išspręsta iki tokio lygio, kad mums tinka ir mes galim išsivaikščioti kaip komanda. Ir dažniausiai, jeigu vadovai dar problemos formuluotę kažkaip sugeba intuityviai išsispręsti, tai tikslą beveik visada praleidžia ir mes tada kažkaip turim problemą, didžiulį ilgą galimybių sąrašą, ką čia padarysim, kad tos problemos būtų mažiau, o tikslo kaip ir nėra. Tai vat apie veiksmų planą galėsim dar atskirai padiskutuoti. Man tikslo labai norisi ir tiksle, jeigu pasakėm rodiklių su problema, tikslo taip pat pasakyti su rodikliu. Ir, tarkim, jeigu ten vidutinė projekto trukmė buvo 1,5 metų, mes gal norim tilpti metus ir norim tą padaryti per 25 metus, atlikusi ten pusmetį. Pavyzdžiui, tiek priimti sprendimų, kad išsispręstume. Vėl labai apibrėžia toną tai problemos sprendimo komandai, kaip greitai, intensyviai ir ambicingai mes čia turime visą tai pasidaryti. Ir tada antrinė nauda yra iš tų klausimų, nes gimsta tas tikslas ir gimsta tie rodikliai. Iš ko mes suprasime, tai mes iš karto kažką tai matuosime, stebėsime. Kadangi aš žiūriu plačiau visą procesų valdymą ir kai mes esame jau ten tobulinimo etape kažkokio proceso arba kažkokios tik dalies, probleminės dalies, tai labai dažnai yra organizacijose pamirštama po įgyvendinimo kažkokių tobulinimo iniciatyvų pažiūrėti, kaip mums pavyko. Tiesiog vėl įvažiuoja tą rutininę veiklą ir pasižiūrė. O čia, kai mes dabar nusistatom, mes jau nebepraleidžiam to žingsnio pasitikrinimo, o kaip mums pavyko, ar šita priemonė, kurią mes parinkome, buvo veiksminga, ar reikėtų vėl grįžti ir kažką keisti. Man vienas svarbiausių klausimų ir tokių užsifiksavimų, ką mes stebime, ką norime pagerinti, iš ko suprasime. Ar čia noriu fiksuoti šitą tavo klausimą. Labai gerai. Bet, žinai, jeigu problema yra kažkokia labiau vienkartinė, gali būti, kad ten gal nėra tiek daug ar rodiklių, ar duomenų ir mes galbūt labiau per priežasčių analizę galim. Tiesiog galim paklausti, ar pasikartos. Žiūrėkim, ar tai pasikartos. Ir tada jau toliau. Bet vis tiek apibrėžimas geros siekiamybės ar su rodikliu ar be turėtų būti ir turėtų būti pačioje komandinio arba asmeninio darbo pradžioje. Tai žodžiu, fiksuojam problemą, fiksuojam tikslą arba kaip žinosim, kad pasibaigė. Ir tada, ką taikyti toliau, aš sakyčiau, kad priklauso šiek tiek nuo problemos pasikartojamumo ir esamos situacijos, nes jeigu vis dar tęsiam tą pavyzdį, jūs esat projektinė organizacija, projektai yra jūsų nuolatinis veiklos produktas, jūs jau turit kažkokių duomenų, ten vienus gal teisingesnius, kitus už ilgesnį, trumpesnį laikotarpį. Man asmeniškai labiau patiktų ateiti duomenis ir tiesiog skaičiuoti, kiek projektų, kokiais etapais, kas ten su jais dirbo, kokio pobūdžio buvo ir išsianalizavus duomenis, jau tikėtina, kad matysis dalis priežasčių, kas čia atsitiko. Bet būna pagal savo prigimtį tokių problemų, kurios galbūt nebuvo valdomos kaip veiklos procesas produktas ir mes nebūtinai turim duomenų ir tada pradėti iš karto nuo galimų priežasčių analizės, nebūtinai pasakant, kad čia tos priežastys ir buvo. Visai gali būti toksai išjudinantis komponentas ir tada mes susitarėm, kokius duomenis mes norim susirinkti. Tai vienas pavyzdys, kuris man realiai yra atsitikęs praktikoje, organizacija, personalo komanda buvo labai susirūpinusi, kad darbuotojai neatvyksta į vasaros šventę, nesudalyvauja. Ir yra biudžetas, yra šventė, yra renginys, dalyvauja vadovo, darbuotojų labai maža dalis dalyvauja.
Aišku, kad mes duomenų tai neturėjom, bet problema kaip spręstina, tai yra rimta, iš tiesų rūpinti komandai. Tai mes ir nuo to pradėjom, sugeneravom didžiulį žuvies kaulo diagramą su galimom priežastim ir po to jam daryti tyrimą ir nustatinėti, o tai kurios iš jų yra tikros priežastis, kaip iš tiesų mąsto darbuotojai, o ne hipotetinės, kaip mes auditorijoje gal sugalvojom. Puikus pavyzdys. Bet iš tikrųjų ir man tai Įdomi atrodo, kad problema, keista problema. bet problema, bet iš tikrųjų. Taip, Na, va, ir mes čia ko gero susidurėm su antra ir ateities kompetencija ir spraga. Mane asmeniškai nepaprastai stebina, kokia silpna yra Lietuvoje ir specialistų ir vadovų analitinė kompetencija. Jie matydami duomenų sąrašą prieš akis, pavyzdžiui, Excelio lentelę, kad ir 10 projektų, jiems yra nepaprastai sunku iš to padaryti įžvalgas, grafiką, pasakyti kažkokią tendenciją, pavyzdžiui, pastebėti, kad ten, nežinau, kas antrame dalyvavo tas pats tiekėjas, kuris pasirodo nepatikimas. Pasakyti 50% yra dėl tiekėjo priežasties. Labai tenka ilgai žiūrėti tas eilutes, kol mes tą pamatom. Tai vėl galvoju, kad ne šiaip sau matyti ir pasaulio ekonomikos formas. Analitinė kompetencija buvo idėjas tarp tų ateities kompetencijų. Nežinau, kokia tavo Jūrate patirtis gal geresnė. Su analitika visai būna, bet aš gal truputį stabtelsiu dar prie to antro etapo, prie analizės ir čia labai noriu tą savo antrą mylimą įrankį paminėti, kurį jau tu paminėjai, žuvies kaulo diagramą. Iš tiesų, aš ją intuityviai pradėjau naudoti daug seniau, negu susipažinau su lynu. Aš ją vadinau visą laiką išplėstinę proceso analizę. Todėl išplėstinę, tai aš ją dar vadinu žemės purenimu tokiu, kad mes išpurenam visą informaciją, tokia iškeliam į paviršių, sustruktūruojam tą informaciją, mes kiekvieną problemą nagrinėjam iš labai skirtingų perspektyvų. Ir tai paskui labai labai gražiai žuvies kaulo diagrama ir įvardyja, kad tai yra gali būti aplinka, procesai, žmonės, įrankiai, yra tam tikros sritis veiklos, iš kurių perspektyvos mes žiūrime. Arba jau esamas problemas, taip, atsakysim, turim faktus, kažkokia įranga genda kartą ten per savaitę. Ne? Arba ten kažkokios ten aplinkybės, lietus iškrenta, ten dažniau lyja ir mes ten negalim kažkur privažiuoti. Pavyzdys. Ir lygiai taip pat mes su kažkokiu galbūt pasižymėjimu tas galimas prielaidas, jeigu mes neturim duomenų, galim daryti ir žiūrėti. Ir man čia yra tas toksai atradimų laukas, kaip aš matau. Ir aš tam skiriu labai daug laiko, kartais net ne vieną susitikimą, nes praktiškai ten gimsta jau ir sprendimai. Visą laiką stabdau, kad neskubėtumėm su sprendimais. Labai yra svarbus ten tas toksai stabdis, kad mes neieškokim kol kas sprendimų, mes turime rasti visas galimas priežastis ir paskui toliau dirbti su jom. Tai gauti duomenų, jeigu jos neturim, jeigu turim analizuoti tos duomenis, mes turime prioritizuoti svarbą, tai kuri vieta turi didžiausią įtaką tos priežasties susidarimui. Labai dažnai žaidžiam tokį žaidimą, kaip čia pasakęs, kokią priežastį sutvarkius, išsispręs kitos tos priežastys, kurios irgi yra savotiškos problemos tam kontekste. Tai man labai patinka ilgėliau padirbėti šitame etape, nes gimsta ir įžvalgų, ir sprendimų, ir tik tai tada judėti toliau. Tai dabar galvoju, tai turbūt analitika pas mane ir įsipiešia kažkaip, tai integruojasi būtent į tą analizės. Bet taip ir yra. Ir čia aš gal, kai sakau priežasčių analizę, tai mes kartais priežastis ir iš duomenų labai akivaizdžias pamatom. Ir ten nereikia nei 5 kodėl gal taikyti, nei žuvies kaulo, nei kitų metodų. Bet jeigu tai nėra taip labai akivaizdu ir arba mes neturim duomenų, tai šalia taikyti tuos labiau tokius diskusijos metodus ir ieškoti atsakymų tikrai yra verta. Galima sukeisti vietom, bet Jūrate pasakė labai svarbų dalyką, tai aš noriu dar 3 šauktukus ir akcentą visiems klausytojams uždėti. Tai, ką jūs susėdę auditorijoje susirašot brainstormo būdu kaip galimas priežastis, tai labai yra sunku iš to išeiti kaip su faktais, nes tai nėra faktai. Taip. Mes sėdime auditorijoje, įsivaizduokite, ten 2 projektų vadovai, vienas finansininkas, vienas pardavėjas ir ginčiamės, kokios yra galimos priežastis, kodėl projektai taip ilgai vėluoja. Tai priklausomai nuo to, kas čia taip jokiais pasakysiu garsiau rėkia, gali būti, kad atrodo, kad mes ten labai gal prastai planuojam arba labai prastai suvaldom, kur net nebūtinai yra pagrindinė priežastis.
Mano tai pabaigus šitą diskusijos ir brainstormo pratimą, norisi paklausti, gerai, o dabar einam ieškoti įrodymų. Nes gali būti, kad tai, ką mes užrašėm kaip galimas tikėtinas priežastis, kad tai nebuvo tiesa. Ir dabar bandom surasti, tai kas yra tiesa. Ir dėl to grįžti pasitikrinti, jeigu problema yra labai neapibriešta, gal susitarti irgi yra kartais atsakymas, bet kartais reikia eiti ir tiesiog rinkti tyrimus, įrodymus iš tos problemos vietos, tam, kad mes pasakytume, buvo šitas, o šito neradom. Galėjo būti, bet ne šita yra problemos priežastis. Baigtis šitų diskusijų yra pačios įvairiausias. Nėra mano patirtį vienodo tokio standarto ar preliminarios baigties. Ir man tas yra labai įdomu, nes kartais išeina tiesiog, kad mums trūksta komunikacijos. Mes neteisingai viens kitam komunikuojam. Dažniausiai taip ir yra. Kaltinimo kultūra arba atsakomybės numetimo kultūra yra. Ir būtent tie faktai, tie įrodymai labai gražiai atskleidžia. Šitoje vietoje labai svarbus yra to susitikimo moderavimas, kad vėlgi nepavirstų į turgų tokį arba į kažkokius debatus tokius niekur nevedančius. Tai tikrai reikia arba labai sąmoningo patirties turinčio vadovo, kuris sukontroliuotų, arba reikia tiesiog nešališko žmogaus, kuris laiku sustabdytų, užduotų klausimą tokį teisingą, pragrąžintų į esamą situaciją. Tai tikrai galima bandyti patiems, jeigu tai yra nedidelė, ne tokia skaudi ir aštri problema, bet jeigu jau turite rimtą situaciją, tai tikrai yra verta pasikviesti ar vidinį nešališką žmogų arba išorinius konsultantus, kurie visai kitaip matys tą situaciją ir pramoderuos tą visą diskusiją, kuri yra labai įsiterpsiu, labai pritariu. Čia dažnai reikia moderatoriaus, to, kuris labiau žino ir gali patarti, padėti, kaip ten tą 5 kodėl pasidaryti arba žuvies kaulo diagramą, toj dar sugrįšiu prie šitų metodų. Ir gal čia yra atsakymas, kodėl organizacijos, kurios, pavyzdžiui, stiprina šitą kompetenciją ir šitas įrankius, jos dažniausiai turi vidinius žmonės, kartais taip ir yra ten ar PDCA moderatoriai, fasilitatoriai, arba turbūt esat girdėję, kad laikosi diržus ten visokius geltonus, žalius, juodus, taip toliau. Tai čia tipiškai ir yra. Vat šito metodo šitie moderatoriai, kurie turi daug daugiau kompetencijų ir patirties, kaip įlysti giliai į proceso problematiką ir tam pamatyti dalykus, kur kitiem gal sunkiai matosi ir išvesti. Bet man asmeniškai labai norisi būti pragmatiška ir aš tiesą sakant dažnai organizacijoms sakau, kad pabandykit taikyti žuvies kaulo diagramą, nes 5 kodėl metodas objektyviai yra sunkus, viena, ir antra, jis ne visom problemom tinka. Ir kol mes neturim patirties, yra labai sunku tą atskirti ir tada gaunasi toks ne 5 kodėl, o 5 kodėl šaknynas visas, kaip medyje. Ir aš dar pagalvojau, Jūrate, kad gal ne visi mūsų klausytojai šitos metodus yra taikę arba susidūrę, tai gal tiesiog dar kelius sakinius paminėsiu apie tai, kas čia yra. Tai žuvies kaulo diagrama yra komandos toksai diskusijos moderavimo įrankis, jisai yra panašiai išpieštas kaip žuvies kaulas, dėl to taip ir vadinasi, bet yra įvairių pavadinimų. Ishikawa dažnai yra sakoma, amerikiečiai labai mėgsta 7M, 5M metodo pavadinimą, bet čia iš principo yra tas pats būdas. Ir mes tada visas galimas priežastis pagrupuojam pagal tam tikras sritis. Aš asmeniškai labiausiai mėgstu 5 šakų perspektyvą, kur mes visas galimas priežastis sudėliojam. Priežastis susijusios su įranga ir informaciniam sistemom. Antra, priežastis susijusios su medžiagom, dokumentais, informacija. Jeigu gamybinė organizacija labiau medžiagos žaliavos, jeigu administracinė labiau informacija, dokumentai. Tada trečias darbuotojai, ta žmogiškoji priežastis. Tada procesai, metodai ir ketvirtas aplinkos faktoriai. Ir tada tą, ką išdiskutuojam, paimam ir susirašom. Ir, pavyzdžiui, jeigu čia buvo tas projektų valdymo pavyzdys, tai gal, sakysim, buvo labai lietingas sezonas, negalėjom vykdyti darbų. Užsirašom prie aplinkos. Gal sakom, kad ten, nežinau, sugedo labai svarbi projektuose kažkokia technika, negalėjom panaudoti, prie įrangos dalies susirašom. Ir žuvies kaulo diagrama yra pakankamai intuityvi. Mano praktikoje vadovai vieną kartą ją užsipildė arba komandos tipiškai antrą sugeba ir savarankiškai pasidaryti ir tai neužima ypatingai daug laiko. Aš sakyčiau, taip orientyras valanda ir po to jau einam testuoti, kas čia tikra, kas ne. Yra pakankamai nebloga trukmė. Nėra taip komplikuota, kaip gali atrodyti. O 5 kodėl, tai jau Jūratė trumpai minėjo, kai mes nustatom priežastį ir tada tai priežasčiai nustatinėjom priežastį, tol, kol prisikasam iki šakninės priežasties,
Ir tipiškai 5, 6, gal 7 tų pagilinančių klausimų prireikia, kad mes galėtume ją surasti. Bet čia yra svarbus akcentas, kad mes pirmą lengvai nuvažiuojam į šoną, sakom, pavyzdžiui, kodėl klientui vėlavo užsakymas, nes mes pavėlavom išsiųst. Kodėl pavėlavom išsiųst? Ai, nespėjom. Nu, vat ir viskas. Ir pasibaigė jūsų 5, kodėl? Nes nemetodiškai jį padarė. Reikia siek panalizuoti ir įsigilinti. Tai dėl to ir sakau, kad ne visada lengvas metodas yra. Aš tai siūlau, kol mes dar dirbam su ta tikrosios problemos apibrėžimu, galima 5 kodėl elementus panaudoti tam, kad mes gautumėm daugiau tų įvairių priežasčių tos viso kelioniai. Ir tada atrastumėm jau tada, kur yra tas, kartais tiesiog intuityviai sakom, va čia yra tikroji ta problema. Ir tada jau eiti tą žuvies kaulo diagramą. Tiesiog jas Nes žuvies kaulo diagrama, jinai dažniausiai praslysta paviršiumi ir nepaima pilno gylio. Nes mes tada galim, pavyzdžiui, savęs paklausti. Tarkim, jeigu pasakėm, kad mūsų projektai vėlavo, nes mūsų svarbi projektuose ten kažkokia įranga sugedo. Tai čia nėra vienintelis atsakymas, mes tada turim savęs paklausti, o ar mes supratom iš anksto, kad buvom tokie priklausomi nuo šitos rizikos ir kaip mes ją valdėm ir ką mes galėjom gal dar padaryti ir žuvies kaulas savaime tai neatsako. Bet noriu vieną dar tokį akcentą pasakyti, kad kai kurios problemos yra kompleksinės arba atsitinka dėl keletos priežasčių ir tada 5 kodėl metodas joms iš principo gali netikti. Tai vėl, apie tuos gaisrus kalbant, čia paprasčiausi pavyzdžiai. Įsivaizduokim, kad buvo ūkinis pastatas ir jisai sudegė. Tai jeigu mes paklaustume, kodėl sudegė, tai dėl to, kad kilo gaisras. Kodėl kilo gaisras, nes instaliacija buvo netvarkinga. Bet mes galim surasti, kad mes buvom labai saugiklių nemažai įsidėję ir pastatas sudegė ne tik dėl to, kad instaliacija buvo netvarkinga ir kilo gaisras, bet gali paaiškėti, kad ir nesuveikė mūsų galbūt, davikliai, kurie turėjo vandens sistemas įjungti ir mūsų galbūt, sargas tuo metu nedirbo dėl ligos arba kitų priežasčių ir visos šitos 3 priežastys kartu tik tai sukėlė tą problemą. Tai turėkite omeny, kad kai kuriuose vietose būna ne viena šakninė priežastis, o kelios priežastis pasireiškusios kartu ir tada šitas metodas gali būti, kad nesuveikia. Bet čia jau labai gilus metodiniai niuansai. Man asmeniškai užtektų, jeigu bent vieną kitą priežastį komandos sugebėtų nustatyti, pasitikrinti, ar ji yra teisinga ir tada sudaryti veiksmų planą. Apie jį noriu Jūratė ir pakalbėti. Mano liūdna patirtis, kad organizacijos komandos gana dažnai prisirašo 10 priežasčių, kiekvienai po 3-5 veiksmus ir išeina su 50 veiksmų sąrašu, pavyzdžiui. Ir ten nėra nei sutrumpinimo, nei pareitingavimo. Kaip tu manai, kaip tu sakai, kas su to yra negerai? Tai gal čia gerai viskas, padirbėsim iš esmės. Sunku pasakyti, gal reikia visų 50, bet teoriškai mes ir praktiškai puikiausiai suprantam, kad 50 darbų nieks nedarys. Aš tai galvojau, kad tiesiog yra per smulkiai išsmulkinta. Dažniausiai tai būna kažkokios tai darbų grupės, rytis, ką mes turime padaryti ir ten jau tam krepšelėje yra daugiau tų smulkių darbelių. Didesnė problema mano patirtyje yra ne su veiksmų sąrašu, ką mes turim padaryti. Kažkaip mums sekasi, ypač ten, kur mes jau dirbam kartu komandoje, tai tikrai išsikeliam prioritetus, sugrupuojam pagal tam tikras grupės veiksmų. Dažniau būna situacija, kad nėra priskiriami atsakingi asmenys. Tiesiog padarysim komandą, kažkas tam tokiam kasdieniam darbe, lyg ir įpinsim tas užduotis ir nepažiūrime tai kaip į mini projektą, kad turime tuos darbus padaryti, kažkas turi būti atsakingas ir turi būti atskaitomybė kažkam. Vėlgi tai yra, netgi jeigu mažą problemą sprendžiam, turim taikyti tokius mini projekto elementus. Reiškia, kažkas vienas tą koordinuoja, kažkam vienam atsiskaito ir yra būtinai žmonės atsakingi už tų veiksmų įvykdymą. Ir laikas numatytas darbo, kitas niuansas, kad mes neapibrėžėme laike. Tai čia gal pasakydama, kad taikome mini projekto elementus, tai čia ir yra, kad turi būti apibrėžta laike, aiškus rezultatas, aiškiai atskaitomybė.
Tai vat, Taip. sakyčiau, iš Bet čia šiaip tokios yra pusės. sunki vieta, nes jeigu mes žiūrėsim, kad va, ta visas problemos užfiksavimas, analizė, veiksmų atlikimas, poveikio pajautimas yra tam tikras progresas, tam tikri žingsniai, tai būtent šitame žingsnyje veiksmų realizavimo dažniausiai komandos net labai kompetentingos, net labai pažangios įstringa per ilgai, negu kad turėtų. Ir tipiškai tai, ką Jūratė sakė, yra nesuvaldyta vieta. Dėl to man visai patinka jau tame pirmame susitikime, kai kalbam apie tikslą arba kaip sužinosim, kad problema išspręsta, pasakyti tame tarpe ir terminą, kad mes norim, kad sutrumpėtų projektų trukmė iki metų per artimiausius 6 mėnesius, pavyzdžiui, jeigu čia tai yra realistiška, ne? Ir tada mes užsiduodam tam tikrą ne tik veiksmų ir ambicijos lygį, bet ir tam tikrą tempą, kokiu greičiu mes turim per tuos žingsnius eiti. Ir man dažnai toks yra įspūdis, kad čia analizavom, generavom idėjas, jau didysis darbas padarytas, išėjom pro duris, viskas, lengvoji dalis, ne? Tai sunkioji dalis dabar yra, nes reikia surasti laiko disciplinos realizuoti visą tai, ką užsirašė. Ir aišku, kad jeigu ten yra 50 punktų, tai rankos nusvyra, nes labai didelis, tarsi papildomas kažkoks darbas. Tai vėl, provokacija yra mano darbo metodas. Tai turbūt reikia priprasti, aš sakau, o tai 5 reiktų išsirinkti iš 50, ką darytume? Ir tada visi taip, o tai kaip čia 5, tai visus reikia daryti. Sakau, tai gal nereikia. Ir tipiškai, kas atsitinka, ir čia yra tas Pareto dėsnis arba 20-80 taisyklė, kad mes galėtume iš visų galimų veiksmų, darbų, poveikio priemonių, prevencinių priemonių išsirinkti kelias, kurios padarys pačią didžiausią įtaką mūsų sprendžiamai problemai. Neišspręs iki nulio, neeliminuos tos problemos tikėtina, bet labai didelė įtaka bus. Ir jeigu mes pasižiūrėtume, pavyzdžiui, visus 24 metais buvusius užsakymus, kai mes vėlavom klientams ir jų gal buvo, 100 tokių vėlavimų, tai gali būti, kad atrinkus 5 svarbiausius veiksmus priemonės, jos išspręstų pusę to atveju, arba dar daugiau, 80, bet ne iki nulio. Ir tada gali būti, kad likę keli yra brangus atlikti, galbūt reikia pirkti išorinės paslaugas, įrangą ir taip toliau. Ir tai yra santykinai maža problemos dalis. Tai, taip sakant, neapsimoka daryti dėl tokio tik tai pagerėjimo menko. Ir šito pratimo išsirinkit didžiausią poveikį turinčias ir greičiausias, paprasčiausias priemonės. Intuityviai vadovai tipiškai nepasidaro ir mes tada visas kitas pasiliekam ateičiai. Apie tai kalba tas PDCA ciklas. Planuoti, daryti, tikrinti, veikti, kad jeigu mūsų 5 pačios geriausios priemonės nedavė pakankamo efekto, mes grįšim į 6 ir 7, bet nepuolam daryti visų 50 iš karto. Tai man atrodo, kad čia tokia svarbi vieta, kad mes turim sukaupti savo pastangas ten, kurios tikrai bus produktyvios ir galbūt susilaikyti nuo staigaus veikimo ten, kur ta grąža tokia abejotina. Jūratė neprieštarauja. Ne, neprieštarauju, net nežinau, ar geriau būčiau pasakius, nes turbūt vėl intuityviai tą darau prioritizuodama. Kaip sakau, įsirinkime prioritetus, nuo kurių pradėsime. Jo, bet čia labai geras užfiksavimas, kad tas 20-80%, tai kad labai konkrečiai įsivardinti tuos darbus per tą prizmę, kas turi didžiausią įtaką. Ir spėsim tikrai sugrįžti tą sąrašą dar pakedenti, jeigu matysim, kad mūsų netenkina, bet pradėti nuo 5 ir pabaigti 5 per tą artimiausią laikotarpį ir rezultatai grąža bus greičiausia ir nebūsim pervargę ir kažkaip matysim naudą šitų praktikų. Tai man atrodo, kad verta. Ir taip pat Jūratė labai gerą dalyką pasakė, kad reikia atskaitomybės. Negalima paleisti savygai, kad užduotis yra ir mes jas atliksim. Tai aš tipiškai siūlau komandoms susėsti bent kartą per mėnesį, pusvalandukui, pasitikrinti progresą, aptarti, kokie galbūt yra, galimi sprendimo būdai, padaryta, nepadaryta perspektyva. Mėnuo kitas ten tikėtina, kad ir įsivažiuoja. Arba galima suintegruoti su kitom praktikom. Pavyzdžiui, jeigu komanda reguliarius susitikimus turi, gal juos galima įsidėti šitus dalykus. Labai norėjau šitą pavyzdį pasakyti, nes esu mačięs labai puikių pavyzdžių, kai turi savaitinius susirinkimus organizacijos ir turi tą vadinamą baltą lentą, kur yra tie kasdieniniai tikslai ir rezultatai stebimi. Ir ten po tokio brūkšnio dar yra mūsų ten
projektukai arba sprendžiami klausimai, galima įvardinti problemos ir ten lygiai tokia pat atskaitomybė ir kas savaitę jie tiesiog aptaria. Jeigu ten yra sudėtingas, sakysim, laiko reikalaujantis projektas, tai be abejo jie ten praleis, kas mėnesį tą temą palies, bet jie lygiai taip pat prie savo kasdienių darbų aptaria ir atsiskaito, užfiksuoja. Ir kas svarbiausia, ne tik pasako, kaip jam sekasi, bet jis ir vardyje, su kuo susiduria. Galimai jam vykdant užduotį prireikia daugiau resursų, kompetencijos, pagalbos kažkokios ir kai tai yra garsiai įvardyjama, tai arba komandos nariai eina į pagalbą ir padeda, arba vadovas prisėma tą atsakomybę, kad jisai paieškos reikalingų resursų tolimesniam vykdymui. Tai yra nestabdoma, nepaliekama žmogus su ta užduotimi, jeigu jisai kažkur stringa, jam yra duodama visa pagalba reikalinga. Taip, labai gerai ir labai tikrai tinka, kai komandos rėmose vyksta šitas pratimas. Jeigu mes kalbam apie kompleksinę tarpskyrinę, tarpfunkcinę komandą, tai vis tiek atskaitomybės reikia, čia tik tai klausimas, kur tą padaryti, kokiu formatu prisitaikyti savo. Ir jeigu pas mus viskas yra gerai, tai šitoje vietoje yra labai svarbu tas finalizavimo momentas, skirtingi metodai, truputėlį skirtingai interpretuoja, ką čia reikia daryti, kad įvardintume, kad baigta. Tai konkrečiai PDCA metodas, jisai dažniausiai turi etapą check ir act, tai yra pasitikrinti ir veikti atitinkamai, kas dažniausiai reiškia standartizavimo veiksmus, išplėtimo per organizaciją veiksmus, mokymų tam tikras veiklas. Kiti metodai, pavyzdžiui, 8D tame tarpe taip pat turi ir šventės tam tikrą elementą, kur mes bandom galbūt ir komandai pasakyti, kad ačiū, puikiai sprendėt, buvot šaunuoliai, nes čia yra labai lengva kažkaip nepatikrinti, ar veikia, nepatikrinti, ar buvo pasiektas tas tikslas, kurio siekiam, ir iš viso net ačiū nepasakyti. Ir tada komanda išeina iš tos sesijos, tokia plačiaja prasme sesijos pratimo šito pavargusi, nelaiminga, padariusi daugiau negu kad ketino turbūt padaryti ir net ačiū niekas nepasakė. Tai nėra gera atmosfera. Ir ateiti į antrą problemos sprendimo, ta praktika gali būti net ir nelabai didelė motyvacija, tik asmeninė kompetencija lieka. Tai dėl to organizacijos visai kažkaip šitą momentą užfiksuoja ir tam galima ir vidinės komunikacijos praktikas turėti, ar ne, kaip paskelbti, kad suradom, įgyvendinom tokius sprendinius, pagerinom tokį rodiklį, o kartais tiesiog ten būna, nusiperka šokolado ar picos ir pasidžiaugia komandai, kad šauniai padirbėjom ir skiria tam, nežinau, pusvalanduką. Tas vis tiek yra gera patirtis. Nežinau, Jūrate, ar tu skatini tokius dalykus? Skatinu švęsti tada, kai iš tiesų buvo padarytas labai didelis darbas. Taip. Bet yra tam tikrų niuansų, nes kartais mes problemą iškeliam tikrai dėl savo vidinių ar nekompetencijos, ar kaip klaidų. Ir tiesiog, kad švęsti, kaip fainai, kad mes pagaliau dirbam taip, kaip turim dirbti, toks yra savotiškas niuansas, nes tikrai turiu labai realių pavyzdžių, kur buvo rasta problema, didžiulė darbuotojų nekompetencija. Vėlgi, ne dėl jų kaltės, svarbu. Tiesiog buvo nesutvarkyti procesai, instrukcijos neparengtos, iš vis nebuvo mokymų problemos ar sistemos, kad kaip tos ugdyti žmonės. Ir tiesiog tas problemų sprendimas yra nesukūrimas kažko naujo, bet ištaisimas savo vadybinių klaidų. Suprantat? Bet gal geriau taisyti negu netaisyti. Sutvarkymas problemos. Ir tikrai mes net diskutavom tą temą, ar verta švęsti, kad mes viską pasidarėm. Ir ten toks buvo, bet mes turėjom taip dirbti seniai. Ir dabar norisi tiesiog pasakyti, kad susitvarkėm ir dirbkim, viduj pasidžiaugim. Bet to, taip, tiesiog tai atrodys, kad mes galim bet kaip dirbti, ateis laikas, susitvarkysim ir kažkas labai priklauso nuo to, kokią mes problemą sprendžiam. Labai priklauso. Bet šitoje vietoje aš visą laiką privalomai rekomenduoju užfiksuoti darbų atlikimo datą ir nusistatyti, kiek mums laiko reikia pastebėti, kad suprastumėm, kad mes šitą klausimą išsprendėm. Tai šitos oficialumas tų datų labai svarbus. Ir kai mes jau einam į stebėseną ir būtinai nepamiršti tos stebėsenos pabaigos, bet tas savotiškas šventimas gali būti afišavimas tų rezultatų. Prieš pusę metų užbaigėm darbus, pastebėjom ir tokie rezultatai yra. Ir aišku, jeigu jie yra geri, galbūt nebūtinai švęsti, nors labai daug jau dabar rekomenduoja to šventimo, bet vien
padėkoti, kaip minėjai. Taip. Padėkoti komandai, pasakyti komanda, ačiū, pavyko, džiaugiamės, imamės kitų klausimų. Jeigu kažkas nepavyko, tai, turim rezultatus, būrėmės iš naujo, ieškom, ką ten praleidom, ką pažiūrėm, kad būtų tas faktas užfiksuotas, nes, labai svarbu yra darbuotojai, kad būtų įvertintas, bet kaip, ir teigiamai, ir neigiamai, ir vidutiniškai, bet kad būtų įvertintas tas darbas, ką jis darė, kiek jis savo energijos įdėjo, kiek jis savo žinių laiko. Taip, bet iš tiesų tai yra imlu laiku, nes mes turim čia daug žingsnių padaryti metodiškai pakankamai. Ir man atrodo, kad užfiksavimas šito momento, kai švesim, bet čia plačiaja prasme, ar komunikuosim, ar nusimsim, pasižiūrėsim rodiklius, labai pareigoja komandą tai, kad reikės atsakyti už tą rezultatą, kurį mes čia sugebėjom sukurti. Nes be to yra labai lengva, taip startuojam su entuziazmu, paskui pastangos išplera ir kažką darėm. Tai ne, mes įsipareigojam, matyti, turėti ir tuos sutaupimus, pagreitinimus arba kitus rodiklius. Komandos įpareigojimas yra ir kartu užfiksavimas, kad taip iš tiesų pavyko. Ir tada tas įrodymas, kad pavyko mum, bent jau nuolatinio tobulinimo kontekste, duoda įrodymus ir kitom komandom. Dabar bandykit ir jūs, nes jau mum veikia šitas metodas arba šitos praktikos. Tai tęstinumas ir komunikacija taip pat yra svarbu. Ir dabar susijęs su procesų valdymu papasakosiu vieną juokingą istoriją ir galėsim jau finalizuoti ir savo pasiūlymus ir palinkėjimus klausytojams išsakyti. Tai teko dirbti su viena organizacija, kuri išgrynino problemą tokią, kad mums trūksta klientų aptarnavimo proceso. Tikslas – turėti klientų aptarnavimo procesą. Priežastis, kodėl nutiko šita problema, nes mes neturėjome klientų aptarnavimo procesą. Ką daryti? Pasirengti klientų aptarnavimo procesą. Ir aš čia taip gal supaprastinu, bet grinai tokios buvo labai panašios formuluotės. Ir mes įsivaizduojam, kad šiuolaikiškai sprendžiam problemą, kur nuo pat pradžių yra akivaizdu, kad jeigu žinai, ką daryti, tai čia nieko spręsti nereikia, reikia imti ir padaryti. Man čia tokia sąsaja, Lina, su mūsų pačia pradžia apibrėžimu. Tai kas yra problema? Nepradėkim kiekvieno darbo, kurį reikia atlikti, vadinti problema. Tai tiesiog yra darbas, kurį turim padaryti. Tai žodžiu pasidalinu, kad mokinamės visi. Jūrate, pabaigai, kokie yra tavo palinkėjimai, pasiūlymai mūsų klausytojams ir gerbėjams? Apie kompetencijas tikriausiai jau pasakysi tu, kaip auginti kompetencijas. Aš gal iš tokios metodinės pusės sakyčiau, kad nežiūrėkite į problemą lokaliai, kai jau jinai kyla. Tikrai, jeigu jau kūrėte verslą, vystote verslą, esate atsakingi, turite tą rolę valdyti kažkokį verslą, tai galvokite plačiau, tą ilgamžiškumo perspektyvos. Įsiveskite tam tikras sistemas, metodikas, kurios leis jums jau proaktyviai iš anksto valdyti tam tikrus klausimus ir dalykus. Tai galima turėti kokybės vadybos sistemas, galima gerinti procesų valdymą, veiklos auditus vykdyti arba dažninti, galima kurti geresnę rodiklių sistemą įvedant vedančiuosius rodiklius. Tai mes galvokime ne tik tai, kaip jas spręsti, bet kaip jas mažinti, vykdant savo kasdieninę veiklą. Tai toks būtų palinkėjimas atsitraukti truputį iš to gaisro vietos ir pagalvoti, kaip tą gaisringumą mažinti tiesiog savo kasdieninį veiklos valdymo metodais. Labai gerai, Jūrate, kad paminėjai, nes iš tiesų organizacijos yra labai skirtingos, kažkas dirba su procesais, kažkas nedirba, kažkas efektyvinimo praktikas, Lean arba kitas turi, kažkas gal klasikinę kokybės vadybą praktikuoja. Bet taip, kaip mes šiandien kalbėjom, aš gal, kad labai universaliai, labai galima prisitaikyti visom šitom skirtingom praktikom. Tai tikrai taip. Ir aš taip pat noriu pasidalinti savo įspūdžiais apie šiuolaikinį problemų sprendimą, apie PDCA, apie 3 komandų darbą. Tiesą sakant, esu labai sentimentali, nes nuo to prasidėjo ir mano Lean kelionė, kaip PDCA facilitatorės. Tai man asmeniškai yra vienas šalutinis efektas, kuris nepaprastai patinka šitose komandose, kurios analizuoja kompleksinės problemas. Ir beveik visada ta komandinio darbo dinamika prasideda nuo tokio entuziastingo susirūpinimo, kad čia spręsim, dirbsim, sunku, tie metodai kažkokie neaiškus. Bet kai komanda pabaigia, būna toks geras komandinės kultūros
pasikeitimo momentas, o toks team buildingas tarsi įvyksta. Ir man kartais atrodo, kad darbdaviams reikia palinkėti ne po miškus lakstyti ir ne puodus žiesti, nes įvairiai ten tas team buildingas pas mus yra suprantamas, bet tiesiog įtraukit komandą spręsti problemas, kurios jiems rūpi. Jūs pamatysit, koks įsitraukimas, įgalinimas ir prasmės pajautimas darbo kartu su komanda vyksta. Tai man šita vieta yra nepaprastai graži, nepaprastai prasminga ir labai linkiu visiems tą patirti, kas dirbs su šitais metodais. O mūsų pokalbis šiandien yra baigtas, tai noriu dar sykį padėkoti mūsų klausytojams ir gerbėjams už tai, kad klausosi, už tai, kad pakomentuoja, atsiunčia pasidalinimui. Ir taip pat noriu priminti, kad jeigu jums šis arba kiti mūsų pokalbiai atrodo įdomus ir prasmingi, pasidalinkite su savo kolegomis, su savo pažįstamais, like, share ir subscribe. Kitus mūsų pokalbius galima rasti YouTube ir Spotify paskyrose, o jeigu norite užduoti klausimų mūsų ateities pokalbiams, tai galima padaryti, užsiprenumeravus Can-Do naujienlaiškį, jame skelbiame būsimus pokalbius ir būdus, kaip galima savo klausimus pateikti. O šiandien jau atsisveikiname ir sakome iki kitų susitikimų. Viso. Ačiū, Lina, už įdomias temas, ačiū klausytojams, iki kito susitikimo. Viso.